Sveiki, aš esu Julija, dirbu VESK kolektyve chemijos mokytoja. Tai prie VESK prisijungiau praeitais metais, 2023 metų rugsėjį. Nusprendžiau, kad noriu būti chemijos mokytoja, nors mokytojo kvalifikaciją turiu jau nuo bakalauro metų. Nusprendžiau, kad noriu dirbti mokytoja mokykloje. Pamačiau darbo skelbimą prieš pat atostogas ir galvoju, kodėl ne. Tai kitiems mokytojams norėčiau palinkėti kantrybės ir švelnumo ir geranoriškumo savo mokiniams. Tai mano chemijos mokytoja visąlaik sakydavo, kad aš negriežta, bet teisinga. Tai aš irgi visą laiką to vadovaujuosi. Mano pagrindinė veikla tai yra Vilniaus universitete. Šiuo metu vadovauju didaktikos centrui chemijos ir geomokslų fakultete bei esu chemijos dėstytoja. Tai Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto didaktikos centras daugiausiai užsiema mokytojų kvalifikacijos gerinimu, veiklomis mokytojams, mokytojų ruošimu užsiema, padeda paruošti būsimus chemijos ir geografijos mokytojus. Ir su mokiniais taip pat užsiemam, turim įvairių veiklų, kartu su kita organizacija turime neformaliąją chemikų mokyklą. Chemija yra tokia, daug kas įsivaizduoja, kad chemija yra sudėtingas dalykas, bet chemija yra labai įdomus dalykas, tai nėra labai didelio susižavėjimo, bet aš tikiuosi, kad tas keisis, ypač kai pamatys mokiniai ir dabar pamato, kiek daug gali man nuveikti, mokantis chemiją, tai tikiuosi, kad pagerės viskas. Kokiu dalyku labiausiai didžiuojuosi, tai nieko kito nesugalvoju, kaip apginta disertacija. Kol kas tai nuo birželio mėnesio su mokslų daktarė chemijos krypties, tai čia yra kol kas mano didžiausias pasiekimas, bet tikiuosi, kad ne vienintelis ir bus didesnių. Nors ir atrodo, kad apsiginti disertaciją ar vadovauti centrui yra sunkios pareigos, bet mokytojo darbas irgi yra labai daug iššūkių keliantis. Pagrindinis mano hobis yra protmūšiai. Tai žaidžiam su komanda protmūšiai, labai gerai sekasi.